Labą rytą, Saldapirskiai. Šiandien nuostabus rytas, gražiausias šiam pasaulyje. Pažiūrėkit, kaip viskas labai gražu ir mes jau ruošiamės važiuoti šiandien gana anksti. Čia ir naktį buvo gražu, ir ryte labai gražiai, saulė tekėjo, viskas spinduliukai, miglos, rasos ir Kasiuliui buvo labai gražu. Ir kažkaip labai faina buvo su to vandeniu ir užvakar ir vakar, kai turi tą termosą vandens karšto. Tai galvojam, kad reikėtų ir šiandien nepatingėti pasidaryti. Tai neturim jau to tokio virdulio, kur galėtume dėti ant laužo, bet turim savo tą puodą. Tai gal vieną ar du puodus užsivėrinus turėtume vėl visai dienai. Kaip tik visiškai visai dienai šitą užtenka. Sunku yra patikėti, kad čia taip faina yra, tiesiog tau sudėtos malkos, atvažiuoji tam, kad kažkokie nepažįstami žmonės praleistų tiesiog smagiai vakarą ir užsikurtų laužą ir pabūtų ir niekam nieko blogo nedarytų. O Lietuvoje tokių vietų, aš šiaip nelabai žinau, būna gal prie ežero ten kažkur, kur gali nemokamai pabūti, bet tikrai tau nieks neparuoš malkų ir, nežinau, nepadarys tau tokios laužavietės ir dar tualetą šalia nepastatys, kad tu tiesiog galėtum, tiesiog pabūti prie tokio arklinio ąžuolo. Vau. Čia yra vau. Žiūrėjom, čia taip iš tos atsidarė tą bagažinę. Ryte jau taip toks arklinis. Čia žinau, kad nelabai įmanoma per kamerą perteikti. Ir Kasiuliui buvo gražus tas ąžuolas ir sako, dabar čia reikės palikti. Šiaip Kasiulė, žinot, tokie yra keliautojai, 3000 važiuokit. Atrodo, kad jie būtų 1 metų amžiaus tokia aktyviai yra. Kiek ten arklių nubėgo? 90. Gal galėtumėte išdžiovinti Kasiuliui kamuoliuką? Sušlapęs jį yra. Kokiu būdu? Čia padėti biškį pradžiovinti. Tegu išdžiovins į vėjas. Važdį labai daug energijos turi šiandien, beveik 3000 arklinė, jį yra labai greit bėgioja. Savo kamuoliuką jau buvo įsimetusi į vandenį, pasileido nuo kranto, jį tokia juokinga yra, kai nori maudytis, įsimeta kamuoliuką ir tada tipo, oi, netyčia įkrito kamuoliukas. Ir paskui įlipo pati ir būna šlapio šuns efektas, jūs nežinot. Varysim dabar į Kasari upės deltą kažkokį paukščių stebėjimo rojų. Ten turėtų būti bokštas, kur Kasiulė labai mėgsta lipti, nes jį neturi jokios aukščio baimės. Tai varysim apžiūrėti ten tos paukščius, kas ten yra, ten labai gražu. O paskui varysim į pusiasalį, kur bus laukinė pakrantė. Ir ten galima Kasiulę bus paleisti ir jį galės laukinė pakrantė lakstyti. O paskui ieškosim tokio pat RMK stovyklavietės prie Matsalo miestelio centro. Tai žiūrim, kaip mums gausis ir kas gausis. Ir bus viskas pagal planą. Važiavom apie 100 kilometrų. Žiūrėjau, žalčiukas suvažinėtus. Čia matai, aš tau sakiau, Kasiulė, kad tau kas įputė. Žodžiu, atvažiavom apie 100 kilometrų ir turėtumėm dabar čia laukuose pamatyti tokį didžiulį apžvalgos bokštą, kur matysim pelkės ir kur gyvena toks kaip ir čia paukščių draustinis, tai mes tiek ir tai žinom. Ir esam supykę ant vilčakytės, nes jie per daug yra. Kiek? Driežiukas dar nėra.
per daug yra kieta. Ir dar viena, žiūrėjau, gyvos. Tokia kieta, kad išpyrė visą vandenį, tai dabar miegosim baloj. Salda priskė. Gerai, kad kasiuliniai biški nebijo aukščio, tai lipsim į šitą. Nu ir va, jis tikrai arklinė. Tikrai arklinė. Nu, arklinis lipam. Gerai, kad kasiulė nebijo aukščio. Tikrai 3000 yra juokinga panelė. Gal kasiulė ir bijo aukščio. Gal mažai ir bijo jį. Tik mes nežinom. Čia siauri tie laiptukai. Čia. Ai, čia reikės susirašyti tą knygą. Arklinis akmuo. Kasiulė, žinokit, nieko nemato, gausit pakelti vergas. Mažutė, nu, kaip tu. Plefa, Kasiulė, tu visiškai nebijai aukščio, kas tau yra negerai. Visai esi juokinga. Nu, mes čia atėjom tokį kraštovaizdį pažiūrėti. Kodėl čia tas visur vanduo toksai, kur dabar jau 3 vietos ir toksai raudonas, surtinis kažkoks. Gal srutas paleidžia. Bet Kasiulė nesvarbu, jinai sako, ei, man nesvarbu, aš įsimaudau, kai noriu. Nupiešė. Gerai nupiešė. Pamatė šiek tokį paukštį. Kasiulė irgi pasirašys. Žinai ką, Kasiulė kojytę gali savo uždėti, pasirašyti. Apipiešim kojytę Kasiulis. Kasiulė nori pasižymėti, bandė pėdutę užsidėti, bet nepavyko. Tai aš dabar bandysiu Kasiulę atkartoti, nupiešti mažutis profilių. Va. Taip. Mažutė turi tokią ausį. Toksai didelis yra liežuvis, va. Mažutė turi taip. Būtinai nepagailėti reikia ilgumo Kasiulės kūno, nes jį tikrai yra ilga. Bet to vakar jį tam tokia 2 taksiukus matė. Labai gražų taksiukai buvo, bet ne grinaveiskai tokie. Matyt, nebuvo nykštukiniai, Kasiulė, tai žinot, yra nykštukiniai. Žudį karštą. Nu ką parašė? Dar širdelis reikia. Didelė širdelė. O, saulutė. Picasso. Tokią mūsų dėžutę padarysi? Nu viską aš turiu daryti. Viską aš vieną. Nu tai Vaižgantas gali ką padaryti. Gal eikit jūs taip kitaip žinot. Nu dar paskutinį. Įsiamžinam grožį pažiūrėti. Nu nežinau, neduodu čia 10 balų. Čia 100 kilų važiuoti, nu nežinau. Nelabai. Nu, fainai, smagu, bet ne taip. Tikiuosi, kad ta kita vieta, kuri čia netoli yra, bus tikrai labai laukinė, nes neturėtų būti laukinis paplūdimys, kur jūsų Kasiulis grošis, kur galima paleisti bus Kasiulę lakstyti. Visai labai maloniai. Kasiulis. Wow. Žiūrėkit, arklinis čia. Oho, koksai arklinis. Kasiulė nebijot. Wow. Na tai tu eik, bet tai tu jau taip. Tai ką tu taip aukštai eisi čia? Wow. Didelis arklys. Kaip Kasiulė šiknikė kokia. Aš nebūtų taksiukas 100%. Iškrenta šiknikė, labai yra arklinė. Atvykom į tokį kaimelį Puisę ir čia taip įdomiai, nu mes čia esam, čia tik tiek yra žemė, žiūrėkit, čia vanduo eina visas
ir čia biški žemės ir tada tenai vanduo ir čia viskas baigėsi jau keli namai irgi vanduo ir dabar einam per šitos augalus, čia turėtų būti toksai takelis ir turėtume iki jūros nueiti. Taip, wow, iš tikrųjų važiuojam čia ir taip matosi žemėlapį, kad viskas į niekur atsimušim ir galvom, kas čia bus, kokios turistinės vietos, kažkokie restoranai ir kažkas. Nieko, tiesiog žmonės gyvena. Įsivaizduok, kaip gyvena, jie tiesiog taip net nejauku buvo, net neėjom ten tokia prieplauka su valtimis, tai biški taip neėjom, net nejauku, nes grynai žmonių kiemai. čia jokios turistinės, kaip ir turistinės vietos, bet čia žmonės gyvena. Tai Vaižgantas nuvarė ten iš tokios aikštelės parsivarys mašiną, o mes su Kasiule Vilčakyte atėjom iki čia įėjimo, kuris turi iki jūros nuvest. Kadagiai. Ir visur čia varėm vien kadagiai. Čia yra Matsalų tasai kažkoks gal regioninis parkas, nežinau iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, bet žodžiu, miestelis yra Matsalų. Tai paskui į jį varysim ir tenai turėtų būti RMK stovyklavietės, tos nemokamos ieškosinės geros vietos kažkokios. Ir čia jau, kaip sakiau, kadagiai tai tiek nustebino, belia kiek. Viskas kadagiais užėjai. Nu va, pravažiavo. Nerado. Labai smagi šita kelionė yra tokia. Kažkaip visada taip pasvajodavom kada nors, kai ten turėsim kokį kemperį, žinot, tie tokie, kurie ten dviračius mena, dažniausiai svajoja apie kemperius. Ir turėsim laiko, varysim su kemperiu, belikur čia viską darysim. Ir kažkaip, kemperio neturim, bet turim kemperinę mašiną. Ir vis kažkaip atsidedi, nėra to laiko išvažiuoti. Man atrodo, kad kažkur toliau pavažiuoti, tai reikia turėti daugiau negu savaitę išeiginių, nes tau ten nėra to pačio smagumo, tik nuo taško ten nuvažiuoti, kuo greičiau susirinkti, kuo anksčiau atsikelti, čia joks čia smagumas. Smagumas yra, kad susirandi kažkokią tobulą vietą ir tu gali, įsivaizduokit, nežinau, kaip geriausiuose pasaulio viešbučiuose ant jūros kranto kažkur permiegot, tai yra wow. Ir dabar irgi buvo toksai galvojimas, kur čia važiuot, Latvija, Lietuva, kur čia nuvažiuosi ten. Ir be to visur, kur nori gražiausiai vietai, tai viskas mokama. Ir lieka Estija. Aišku, Estija, ten kokia Suomija, bet tai per mažai savaitės. Ir galvom, varom į tą Estiją. Ir kažkaip taip, nežinau, 3000, nesigiliu visiškai, nesigilim, esam belia kaip 10 iš 10 kol kas. Šiandien yra trečia, kaip ir diena kelionės ir 10 iš 10. Mažutė. Visur yra ženklai, kad negalima Kasiuliai. Yra, pavyzdžiui, žmonių tualetai ir ten yra nupieštas ženklas, kad šuniui negalima į tą tualetą eiti. Kasiuliai labai yra įsižeidusi vien dėl to, ženklo, kodėl negalima? O tai kur Kasiuliai eiti? Užlipau ant akmens, Kasiuliai bandė užšokti, nepavyko. Jai visur reikia dalyvauti. Negali aplinkui eiti, jai būtinai reikia dalyvauti. Gražu. Ką tu? Opapa. Ko Kasiulis neužkeli? Maždai norėjo ant akmens. Nepaleidau. Išsilaisvino pinda, o jau laiminga, kad laisva. Grinai. Miegosim dabar visiškai šlapiai, nes Kasiuliui 2 kartus išpylė savo vandenį. Su dangteliu buvo tas vanduo, bet vis tiek išbėgo, tai dabar visiškai šlapiai ir mašina. O Kasiuliui laiminga, jai nesvarbu. Visi turi aukotis dėl Kasiulis vietos ir karalienė princesija.
Siuliu, žiūrėkit. Medūza. Šita kokia graži. Įsiskleidusi. Kaip kirminiukai viduj. Sliekiukai. Pleišta pliauškis. Na, kas ir sako, einam jau. Jau eikim. Atvykom į tokią vietą labai gražią, čia tokiais miškais važiavom ir čia yra beveik ta vieta, kur rytoj turim žiūrėti tokias uolas pamatyti, labai gražias. Ir žodžiu, neradom mes tos stovyklavietės neužimtos, visas buvo užimtos. Tai galvojom, kad dar toli tas vakaras, važiuojam ir atvažiavom iki šiandienos beveik vietos, iki rytojaus vietos. Ir čia belekiek žmonių irgi užimta, tai nežinau, bandysim ieškoti kitos dar vietos, kol nesutemo. Bet labai gražu, ramu, įsivaizduokit, toks čia padarytas, tokia stovyklavietė padaryta, tokioj vietoj, wow. Fain, bet biški, žiauriai, važiuokit, biški per daug žmonių, daug kokajų tenai. Tas tokios ramybės nebus. Sveiki visi saldatirskiai. Einam, kasulis. Einam. Tai mes vakar neradom ten vietos pasistatyti, varėm ten į vieną vietą, kitą ir nieko gero negavom. Nenorėjom ten būti prie, ten labai daug žmonių iš tikrųjų buvo, labai graži vieta, 3000, bet ten jau buvo toks, žinot, iš vakaro mėgojom tokioj vietoj, kur aš neatsimenu iš tikrųjų, kada esu girdėjus tokią tylą, nes mes į tą vietą įvažiavom čia apie vakar rytą, apie vakar, užvakar naktį kalbu, kur buvo tokia tyla, kad, net nežinau, tiesiog visiška, nėra jokių garsų, jokių lėktuvų, jokių automobilių, nieko nesigirdėjo, tai buvo 3000, belė, kaip faina. Tai va, o čia atvarėm tokie kažkokie, čia kaip žvirdubės, nežinau, važiuoju tokiais keliais ir čia yra toksai skardis ir jūra matosi. Dabar mes nepamatysim jūros, bet paskui parodysiu, važiuosim atgal. Ir čia tokiais vingiuotais keliais ir tokiais tešlynais biški važiavom 3000. Ir va, žiūrėkit, čia yra, sau, čia atrodo tokios pušys 3000 ir tada eini atsargiai operatorius, labai prašau atsargus būkite. Ir va, čia yra labai baisu eiti, jūs nematot, bet žodžiu, čia yra kažkokie kaip ir pastatas tenai toksai labai įdomus ir medžiai nukrita ir čia labai didelis skardis ir labai baisus, žiūrėkit, čia su medžiais esam. Tai net nustebau, nes taip vakar vakare atrodė kaip biški baisiai. Galvau, viskas kaip iš lemtingo posūkio gyventojai, tokie, žinot, ir ten, bus kažkas visos. Čia viskas nieko, šiandien tik tai pravažiavo 2 motoroleriai, vienas automobilis ir viena moteris nusolidi priskiavo, va taip, ir viskas tokia ramybė. Tai gerai čia visai buvo, kad nesimatė jūros. Važiuotas tai norėjo ten taip prabangiai labiau ant jūros kranto statytis dar vieną baudą gauti, aš tai kažkaip nesutikau, nenorėjau dar vienos baudos. Tai va, o dabar varom į Fakrį uolas, tai tenai jau dalį vakar biškį pamatėm, dabar grįšim atgal į vieną vietą, čia daug tokių yra visi krantai ir būtų įdomu pažiūrėti, o paskui nežinom, ką darysim, nes jau varysim link namų. Tai, tai va, tai tokis vat ir rytas.